Tai šiek tiek apie mane, tai esu Gabija, interjero dizainerė, turiu aukštąjį išsilavinimą interjero dizaino srityje. Jau skaičiuoju 6 metus, kaip dirbu interjero dizaino kūrime. Pagrinde kuriu gyvenamųjų namų interjerus, karts nuo karto papuola ir komercinės erdvės. Ir savo darbe naudoju 3D modeliavimo vizualizacijos programas, tai yra pagrindas SketchUp bei Vray. Per savo karjerą esu sėkmingai gyvendinus daugybę skirtingo pobūdžio interjerų, kiekvieną jų pritaikydama pagal kliento poreikius, funkcionalumą ir estetiką. Pakalbėsiu apie kelias pagrindinės temas, tai būtų interjero dizainerio darbas, koks mano darbo tikslas yra, kokia yra darbo eiga, kaip SketchUp padeda man dirbti ir kurti interjerus ir pasidalinsiu šiek tiek statistikos apie interjero dizainerio darbą. Mano tikslas yra kurti harmoningas, funkcionales ir estetiškas erdves, kurios atitiktų kliento poreikius ir gyvenimo būdą. Iš tikrųjų, manau, kad namai turi būti namais, tai nėra tiesiog objektas, materialus dalykas. Aš tikiu, kad mano klientų interjeras atspindėtų jų gyvenimo būdą, hobius. Na, tiesiog, kad sklistų tokia energija, kaip pasakyti, na, tiesiog, kad jie eina į namus ir juose būtų gera ir tenai jaustųsi žmonių, kurie tenai gyvena energija, gyvenimo būdas ir tie namai nebūtų tiesiog tuščia dėžutė. Ir turbūt daugelis dažnai paklausite, tai kaipgi vyksta tas interjero dizainerio darbas. Kai kurie klientai iš pradžių irgi nesupranta, kreipiasi ir sako, tai jūs atvykstate čia sienų spalvas parenkat, ar kažką vaizduojat ir tiesiog pradedu pasakoti tą procesą, tai su jumis šiandieną būtent tuo ir pasidalinsiu. Nuo idėjos iki pat plano. Tai svarbiausias aspektas, kuriant interjerą, yra be abejo komunikacija su klientu. Šiame etape išsiaiškinu visus kliento norus, jo gyvenimo būdą, kuo jis dirba, kokie yra jo pomėgiai, stilistinės nuostatas bei žinoma biudžetą. Ir kuo aiškesnis bendravimas, kuo daugiau komunikuoja su klientu, tuo yra tikslesnis galutinis rezultatas. Po pirminio pokalbio atliekami patalpų matavimai, kiekviena siena, durų, langų, angos, na, žodžiu, visi architektūriniai elementai turi būti tiksliai išmatuoti, kad nebūtų jokių paklaidų ir darbas eitųsi toliau sklandžiai. Na, ir remiantis matavimais, kuriami techniniai brėžiniai. Šiaip dažnai prieš atliekant techninius brėžinius, aš, taip vadinant, susikeliu visas tas sienas, pasižiūriu, kaip jos atrodo trimatėj erdvėj, nes tuo metu lengviau yra suprasti, matant, kaip iškilusios sienos yra, koks bus aukštis. Na, žodžiu, man asmeniškai yra tiesiog lengviau įsivertinti, pradžiai pažiūrėjus 3D variantą ir tada pereinu prie techninių brėžinių, kurių grindų, lubų, pertvarų, statymų, griovimo planus, elektros ir apšvietimo schemas, santechnikos išdėstymą, baldų išdėstymo planus, variantus. Na, žodžiu, šie dokumentai reikalingi ne tik vizualizacijai, bet ir sklandžiam rangovų darbui. Po techninių brėžinių paruošimo pereiname prie kūrybinės vizualizacijos. Naudoju SketchUp, sukuriu tikslius 3D patalpų modelius pagal anksčiau atliktus matavimus ir suplanuotus sprendimus. Ir šiame etape kuriu trimatės erdvės formas, integruoju baldus, šviestuvus, medžiagas, detalės. Na, žodžiu, viską, kas bus realybėj, perkeliu į kompiuterį. Daugelį modelių naudoju iš 3D Warehouse arba iš Vrayaus bibliotekos. Tai tiesiog pakeičiu medžiagas, kokios jos bus. Ir šiaip ganėtinai nemažai baldų randu ir tam pačiam Warehouse, kas yra tikrai labai smagu. Arba randu bent jau atitikmenis, kas yra iš gamintojų Lietuvoje, šiek tiek pakoreguoju ir būna tikrai labai panašus tas galutinis rezultatas. Ir modelį papildau, žinoma, apšvietimu, tiek natūraliu, tiek dirbtiniu, kad būtų suteikiama ta jauki erdvė ir išgaunamas kuo realistiškesnis vaizdas. Tai kuo man padeda SketchUp programa, su šia programa dirbu jau 2 metai ir kasdien mokaus vis daugiau iš jos. Tikrai labai smagu, kad yra daugelis atnaujinimų ir kiekvienais metais ta pati programa tikrai tobulėja. Ir kasdien tiesiog išmokstu vis naujų dalykų, nes dirbu bene kasdien ir kasdien tikrai naudoju SketchUp programą. Labai man darbe gelbėja greitieji klavišai.
su kuriais darbas vyksta greičiau, sklandžiau. Ir be abejo labai džiaugiuosi, kad irgi virėjus vizualizacijos atliekamos gana greitai. Ir dažnai klientams parodau tiek SketchUp variantą, kartu esant pavartome visą tą trimatę erdvę. Ir ant greičio galima paruošti net ir vizualizacijos su minimaliais pakeitimais. Tai iš tikrųjų tiek programų, su kuriuom yra tekę dirbti, tokios kaip SketchUpas ir virėjus dar nėra tekę ant tiek geros sutikti, kuri tikrai atitiktų mano lūkesčius ir norus, nes tikrai yra labai tas geras santykis su paprastumu, bet tuo pačiu ir išgaunama ta profesionalia vizualizacijų kokybė. Na ir žinoma, vizualizacijos yra svarbios ne tik klientui, bet ir rangovams, nes jos padeda aiškiai suprasti dizaino sprendimus ir jų gyvendinimą. Tai manau, kad vizualizacijos yra tikrai neatsiejama interjero dizainerio dalis. Na ir kai gauname vizualizacijas, turime techninius brėžinius, eina sekanti dalis, tai yra projekto įgyvendinimas. Daugelį žmonių tai yra ganėtinai sudėtingas procesas, nes tenka kreiptis į daugelį meistrų, tenka stebėti, darbai eina sklandžiai, kreipiamės į baldų gamintojus, apdailininkus, elektrikus, santechnikus, na, žodžiu, visus meistrus, kurių reikia, kad įvykdyti interjerą. Ir labai svarbu, kad visi darbai būtų atliekami pagal techninius brėžinius ir dizaino sprendimus. Tai aš kaip dizainerė tikrai labai dažnai siūlau objekto priežiūrą, kad kartu galėčiau stebėti ir žiūrėti visą tą procesą, kartu bendradarbiauti su baldininkais, kitais meistrais, kartu žiūrime vizualizacijas, į SketchUp brėžinį ir analizuojame, dėliojamės dar tos kitus niuansus, kad tikrai viskas vyktų sklandžiai. Su klientu tada vykstame į salonus, lydžiu, kartu žiūrime baldus, plyteles, grindis, na, žodžiu, įvairias medžiagas, liečiame, testuojame, pasižiūrim, ar patogu, ar patinka, nusivežam į objektą, pasižiūrim, ar tikrai atitinka tas apšvietimas, koks yra kliento namuose. Na, žodžiu, tie vizitai į salonus kartu su klientu tikrai padeda priimti greitus ir tikslius sprendimus. Na ir objekto priežiūra iki pačio galutinio varianto, iki to įsikėlimo, kaip sakant, iki rakto gavimo. Tai projekto metu atlieku reguliarius vizitus, užtikrinu, kad visi darbai vyktų sklandžiai ir būtų laikomasi projekto. Na ir dizaineris sprendžia kilusius visus, net ir pačius labai sudėtingus klausimus, derinu pakeitimų ir labai siekiu išvengti klaidų. Šiek tiek statistikos, kaip ir minėjau, esu toks žmogus, kuris dažnai remiasi statistiką ir šiek tiek pasidomėjau, tai labai apsidžiaugiau tokią statistiką. Tai žmonės, kurie samdėsi interjero dizainerį, profesionalų, galėjo padėti pakelti nekilnojamo turto vertę iki 10%. 90 darbuotojų procentų teigia, kad kokybiškai suprojektuota darbo aplinka padidina produktyvumą ir galiu tikrai sakyti, įsitikinus, kad jūs kiekvienas tikrai irgi geriau jaučiatės aplinkoje, kuri yra ir estetiška, ir harmoninga, ir funkcionali. Ir 71% klientų netgi rodo, kad dizaineris padėjo sutaupyti laiko ir sumažinti streso, priimant sprendimus. Tai čia, sakyčiau, toks svarbiausias kaip ir aspektas yra, nes mano toks ir pagrindinis tikslas yra, kad padėti žmogui ir parodyti, kad visas tas įsirengimo procesas vis dėlto gali būti labai smagus. Nes daugelį žmonių tai labai kelia didelį stresą, jie nežino, nuo ko pradėti, ką toliau daryti. Tai aš manau, kad dizainerio darbas yra būtent tuom svarbus, kad jis yra labai organizuotas ir padeda išspręsti visas kilusius klausimus. Na ir 19% vartotojų planuoja samdyti dizainerį per ateinančius metus, o jų pasitenkinimas siekia virš 85%, tai čia tiesiog galiu pasidžiaugti tarp kolegų, kad vis dėlto bus ateityje to darbo ir dizainerio profesija toliau kils ir visi toliau naudos visas tas programinės įrangas, su kuriuom kartu dirbam.